Sveiki visi, čia ir vėl Vytautas ir šiandienos pamokėlėje aš jums parodysiu, kaip reikia naudotis DxStory programa. Ši programa yra skirta įrašinėti žaidimams, kaip žaidžiate žaidimus. Jinai nėra nemokama, kainuoja apie 20 svarų ir ją galite gauti štai iš šio tinklapio. Ką iš karto rekomenduoju pasisiųsti, tai štai šį kodeką, jis yra nemokamas ir jį galite gauti iš šio puslapio. Ir pradžiai viskas, taigi įsijungiame DxStory programą ir pirmame lange, čia nieko keisti nereikia, čia matome žaidimų profilius, jie bus sukurti automatiškai, kai pasileisite DxStory ir žaidimą. Šiuo atveju aš turiu vieną žaidimą Lineage 2, laiko švaistymas, bet ką padarysiu. Ir viskas, šiame lange einame į antrą langą Overlay. Šiame lange galime pasikeisti, kur yra rodoma FPS-ai, frames per second, ir kokia spalva gali būti šio skaičiuko. Aš nieko nekeičiu, palieku viską taip, kaip yra. Matome, kai nėra įrašinėjama FPS-ai, bus rodomi žalia spalva ir kai paspausite įrašinėjimo mygtuką, viskas bus rodoma oranžinė spalva. Keliaujame į kitą tabą. Čia matome, kur mes norime talpinti savo įrašą ir screenshotus. Taigi įrašus galime talpinti kietuosiuose diskuose, juos geriausia talpinti kitajame diske, negu yra jūsų žaidimas instaliuotas. Ši varnelė reiškia, kad įrašas bus rašomas į šį diską, o jeigu šio disko nėra, bus bandoma rašyti į šį diską. Bet vienu metu yra rašoma tik tai į vieną diską. Norint įdėti diską, spaudžiame ant šio pliuso, tada susirandame kokį norime diską, susirandame katalogą ir spaudžiame OK. Ir matome, atsiranda mūsų diskas naujas. Šiame sąraše, norint jį pašalinti, tiesiog spaudžiame dešinį pelės klavišą ant jo ir Remove Folder. Įrašinėjant visą gameplay jūsų DxStory failai yra gan dideli, tad reikėtų pasirūpinti gerų kietuoju disku, kuris yra gan spartus. Taigi pridėjus įrašymo katalogą į šį meniu, galime paspausti ant šio laikrodžio ikonos ir tada galime pasižiūrėti, kaip greitai bus rašoma į šį diską. Taigi į diską, Record katalogą, mes bandysime rašyti 2000 MB failą. Spaudžiame Run. Ir matome, kad failas yra įrašinėjimas, turėtų būti iki 105 MB per sekundę. Gan normalus greitis. Taigi matome 100 MB per sekundę. Į diską galime pabandyti, kaip greitai bus mums rašoma į kitą diską. Taigi tiesiog paspaudžiame ant to pačio laikrodėlio. Į F diską bus rašoma. Matome šiek tiek lėčiau. Norint nutraukti testą, spaudžiame Stop, Cancel. Mano atveju geriausia būtų rašyti į diską. Taigi paliekame vieną diską pažymėtą. Screenshotai. Jeigu norite daryti žaidimo screenshotus, taip pat nurodykite, kur juos saugosite. Taigi šiame lange kaip ir viskas. Keliaujame į kitą. Hotkeys. Šiame lange galima susikonfigūruoti, kokius klavišus mes norime naudoti. Taigi pradėti, sustabdyti įrašymą žaidimo galime paspausti F12. Arba jeigu norite pasikeisti, spaudžiame šį raudoną X, tada spaudžiame ant šio laukelio ir tiesiog paspaudžiame, kokį norime klavišą, tarkime Delete. Ir matome, atsirado Delete klavišas. Taigi paspaudus Delete bus pradėtas įrašymas ir paspaudus Delete dar kartą bus sustabdomas įrašymas. Ir taip pat screenshotam, matome F11 yra sukonfigūruotas ir visi kiti nustatymai yra dažniausiai nenaudojami. Taip, keliaujame į kitą tabą Movie. Taigi šis tabas yra vienas iš svarbiausių ir jame bus nurodyta, kokius kodekus naudoti ir kaip įrašinėti jūsų video, kokia kokybė ir panašiai. Video pradžioje rekomendavau prisisiųsti Logarithms Loosely kodeką. Šis kodekas
jūsų video suspaus ir sutaupysite daug disko vietos. Dažniausia tik suinstaliavus DxTory bus DxTory video kodekas, jis taip pat yra gan neblogas. Nustatymus šio kodeko galite keisti paspaudę ant šio mygtuko ir matome, aš buvau nustatęs high quality ir nespaustą kokybę. Daug kas rekomenduoja naudoti Lagaricht lūslės kodeką. Jį galima gauti iš štai šios svetainės. Taigi keliaukite į šią svetainę, pavažiuokite šiek tiek žemyn ir matome Lagaricht installeris. Jį belieka prisisiųsti, paspausti install ir jisai bus instaliuotas. Tada DxTory, man atrodo, reikės uždaryti, iš naujo ją atidarius. Šiame meniu atsiras štai šis kodekas. Ir paspaudus ant konfiguracijos meniu pasirinkite EV12 ir taip pat pažymėkite Use Multithreading. Multithreadingas yra reikalingas tam, kad būtų išnaudota daugiau jūsų sistemos resursų, taigi jeigu turite procesorių su keliais branduoliais, jie visi bus naudojami. Spaudžiame OK, taigi tiek apie kodeką. Frame rate'as dažniausiai naudoju 30, bet jeigu norite, tarkime, sulėtinti savo žaidimo video tam tikrų momentų, galite naudoti 60 arba 120. Žinoma, video failai daugiau užims, bet galėsite padaryti tam tikrų slow motion efektų ant savo video. File output turėtų būti pažymėtas ir file format aš pažymės AVI, taigi bus viskas rašoma į AVI formatą. Šiuo meniu nieko nekeičiame ir scaling. Priklausomai nuo to, kokį jūs monitorių turite ir kokį yra žaidimo rezoliucija, šį meniu gali tekti pasikeisti šiek tiek. Dažniausiai scaling palikite 100% ir tai turėtų veikti gan neblogai, bet jeigu norite įrašinėti kitokią kokybę, tarkime Full HD, kur yra 1080p, jums reikės eiti į size ir čia sukonfigūruoti video kokybę. Taigi, jeigu savo video norite kelti į YouTube ir naudoti paprastą HD, tai sukonfigūruokite šiame lange 1280 ant 720, tai yra 720p kokybė, o jeigu norite 1080p kokybės, sukonfigūruokite 1920 ant 1080. Aš paliksiu ant Full HD 1080p ir šiame lange daugiau kaip ir nieko. Dar vienas pavyzdėlis, tai štai video įrašymas, kaip atrodo video failas įrašytas su DxTory. Padariau mažą testą ir šis video failas yra įrašytas su DxTory video kodeku, nespaustas ir high quality. Ir matome, jisai užima 3,7 GB, pusė minutės failas. Ir pasirinkus Lagaricht video kodeką, tokios pačios trukmės maždaug, video failas užima vos 1,1 GB. Taigi matome, sutaupome daug disko vietos. Ir taip pat, jeigu jūsų kompiuteris nėra labai greitas, tai jis turėtų mažiau laginti. Keliaujame į kitą meniu, audio. Šiame meniu reikia nusistatyti savo mikrofonų ir audio nustatymus. Taigi matome, turime audio settings, pažymime use default audio settings ir 1 ir 2. 1 mano atveju yra mikrofonas ir 2 yra sistemos audio garsas. Galime įsidėti dar kokį norim audio įrenginį, tiesiog paspaudžiame ant pliuso ir tada paspaudžiame ant šio trejeto ir iš šio meniu galime būtų pasirinkti kitą audio įrenginį. Bet mano atveju aš daugiau nieko neturiu. Taigi spaudžiame minus, pašalinti. Dažniausiai jums reikės mikrofono, jeigu norite įrašinėti savo balsą ir audio įrenginio, sisteminio audio įrenginio, kad įrašinėti žaidimo garsus. Nepamirškite, kad reikia pažymėti šią varnelę, Record Sound, taigi jinai yra pažymėta abiejose audio įrenginiuose. Ir ši Use Push to Talk hotkey reikėtų palikti atžymėtą, nes jisai yra naudojamas tik tada, jeigu norite tam tikrų momentų įrašinėti garsą. Tarkime, turime mikrofoną ir savo balsą norime įrašinėti tik nuspaudus Space klavišą. Tada galime būtų susikonfigūruoti tai, bet šiuo atveju man jo nereikia.
Ir audio kodekas, aš palieku viską taip, kaip yra. PCM ir kokybė palieku tokia, kokia yra. Keliaujame į kitą tabą. Screenshot. Čia per daug nieko daryti nereikia. Jeigu turite tai šiame shortcutų lange susikonfiguravę klavišą, su kuriuo norite daryti screenshotus, tai šiame lange praktiškai nieko nekeiskite. Galite pasikeisti savo failo formatą, bet PNG puikiai tinka. Ir paspaudus mano atveju F11 bus padarytas žaidimo screenshotas. Keliaujame į kitą tabą Advanced. Ir ką čia mums reikėtų pakeisti, tai Processing threadus. Pas mane yra nustatyti 4. 4 turėtų reikšti tai, kad jeigu aš turiu 4 branduolių procesorių, visi 4 branduoliai bus naudojami įrašinėjant žaidimą. Kaip sužinoti, kiek turite branduolių, tai reikėtų pasigūglinti savo procesoriaus modelį, arba tiesiog galite paspausti dešinį pilies klavišą ant Start menu ir tada pasileisti Start Task Manager. Ir štai čia matome, kad šie 4 langai rodo mano procesoriaus 4 branduolius. Tai štai tiek šiame lange ir dabar Global Settings. Čia ką galime pasikeisti, tai Show Taskbar Tray ikonas. Show Taskbar Tray icon. Tai reiškia, kad numinimizavus DX Story, jinai bus atsiras čia šalia laikrodžio. Štai matome DX Story ikoną. Ir pažymėjau šią varnelę, reiškia, kad paspaudus minimize, jinai dings iš Start menu. Tai štai tiek. Jeigu turite klausimų, klauskite. Jeigu patiko, būtinai paspauskite like. Ir susitiksime kitoje pamokoje. Iki.